Pakalbam apie IT sąmokslo teorijas. Kokias žinot didžiausias, kur pa žmonės didžiausias baimės, kaip jos atsiranda ir taip toliau. Tai, manau, visai tema tokia prieštaringa. Daug kas susidūrė, daug kas kažką palaiko, kažko nepalaiko, bet kiekvienas savo tiesų turi. Bet ar kokia numeris vienas jums iškyla teorija, kai išgirstat apie folijos kepurę ar šiaip kažkokį sąmokslą susijusi su technologijom? Flat Earthers. Čia man pirmas dalykas. Išversk žmonėm. Flat Earthers tai čia, kurie tiki, kad Žemė plokščia. Ir ten prisigalvoja visokiausių teorijų. Mėnulis ir Saulė yra kaip dvi lempos, ten pirmin atgal po tą dangų tik važinėja. Šitas man naujiena. Jo, aplinkui, kad mes nenukristume, nuo aplinkui yra ledo siena. Nu, tai ledo. Antarktido, taip. Kaip yra Antarktida, tai aplinkui yra tu, aplink visą žemėlapį ledo siena yra. Jie turi tokį žemėlapį pasidarę ir jį visur prezentuoja, ten būna suvažiavimai. Čia kaip Game of Thrones panašiai. Gali nusipirkti. Žemėlapį? Taip. Aš tik prisimenu jų kiečiausią postą, koks tik yra buvęs Twitter'į, buvo parašę, kad liktai vyks kažkoks ten susirinkimas ar kažkas tokio ir jame dalyvaus flat eartheriai iš Around the Globe. Ir kažkas rašo, perskaitykit dabar patys šitą, bet lėtai. jiems gaublys yra plokščias, bet nieko, kiekvienas galvoja palei savo sagėdimo laipsnį, ne? Man, sakau, aš kiekvieną kartą, kai išgirstu flat earth, tai man tas bičiukas, kur savo kiemę sakė, ramiai aš pats savo raketą pasistatysiu ir nuskrisiu ir pažiūrėsiu čia. Visi astronautai, kur fotkės darė iš kosmoso, man negalioja, nesąmonė, fake, tai pasidarysiu pats. Pasidarė? Pasidarė. Liktai, man taip pat, kad gabalais jau rado tenai. Okay. Lego paskui šio reikėjo žaisti. Nieko. Toks bairis, ne bairis. Žinai, kaip sako, žaisk kvailų žaidimus, laimėk kvailus prizus. Tai va, tai čia jaučiu vieną iš tų teorijų, ne, bet kiek jinai su technologijom susijęs, nu tik tiek, kad aišku paneigia bet kokį, žinai, pakilimą virš savo namo stogo. Visus palidovus viską paneigia. Kas liečia palidovus, kitas tas toks, kur labai dažnai, kur ir propagandininkų naudojamas, tai 5G, bokštai išvirs smegenis ir visą kitą. 5G. Man labiausiai patiko 5G. Korona, kai tik atsirado, COVID'as. Jungtinėse valstijose, Olandijos, dar kitose šalyse žmonės ėjo tos bokštus griovė, antenas nurinkinėjo nuo stogų. Nesvarbu, ten 4G, 3G, ten kokia senesnė antena. Jie ėmė ir nesugalvoja, kad va čia yra valstybė sugalvota, 5G pastato ir čia užkrečia COVID-u, taip toliau. Ir kažkaip valdys, ne? Jo, ir kažkaip valdys. Pačioje pradžioje žiauriai čia apie šitą buvo. O tai iš ko kilo? Iš nežinojimo, iš nežinojimo. O tiesiog sutapo, pradėjo dėti tuos 5G, tiesiog jisai labai staigiai sprogo. Nes, atrado tą, kaip sakant, technologiją, pradėjo išvystėje, viskas gerai, išbandė, ir davai pabiški plėstis. Ir kaip tik tuo momentu, COVID'as. Tai sutapimas? Nemanau. Baikit, nemanau. Iš tikrųjų buvo šiek tiek anksčiau Infowars, toksai antivakserių žinomas kanalas, visą tą 5G, kad 5G blogai, reiškia, pradėjo skelbti dar iki COVID-o, ten 19 metai, 20 kažkas tokio, ir 19 pabaigoje atsirado COVID-as ir tada čiut neprijungė ir dėl COVID-o, žinai. Dabar pradžiai buvo, kad čia tiesiog smegenys išvirs. O kai COVID-as, žinai, kad, tipo, čia prijungia prie to paties. Jo. Mes jums sakėme. Tai aišku, jokių patvirtinimų nėra, visą kitą. Gal aišku, kokios, žinai, tos antenas apsikabinus gyventi ir nesinorėtų, bet aš kažkaip jau daug metų ta technologija iš tikrųjų yra. Neišvirė dar niekam tos smegenis, kaip ir gyvi, bet... Ir šiaip tie visi, kur bijo, tai apsižvalgykit aplink savo namus ir į bet kurį daugiau aukštį. Aplinkui pažiūrėkit, pamatysit tų ryšio stiprinimo antenų tokio dydžio ir nepabėgs nuo to niekaip. Ir folijos kepurė turėtų nepadėti. Ryšys visur aplinkui tave. O tie, kur bijo to viso valdymo per 5G, tai pasižiūrėkit
Black Mirror naujausią sezoną ir ten gera serija. Aha, pati pirma, tai nežinau, čia mes paspoilinsim, nepaspoilinsim. Paspoilinsim. Tai jeigu ką, prasukit. Tai jo, labai gera serija yra ir dar tu gal daugiau papasakok. Tai gerai, tai visi tie, kurie tikėt valdymu per 5G, pasižiūrėkit naujausią Black Mirror serialo epizodą, ten labai gera tokia ir susimastyti verčianti dalis, ir nepriklausomai nuo to, jūs ten tikit ar netikit kažkam sąmokslo teorijom, bet rodo... Spoiler alert. Spoiler alert, viską išspoilinsiu, prasukit 5 plius į priekį arba žinosit, apie ką rodo. Aš nesu matęs, bet pasakau. Tai rodo moteriškė, jinai nolpsta, jai pasako, kad ten galvoj kažkas yra, operuoti negalima. Nu ir žodžiu, sako, tau dabar vietoj smegenų dalies reikia įstatyti dirbtinę, arba, sako, va taip, va, prie aparatų liks pajungta. Ir tarp kitko, nu, sako, daktaras sako, aš nieko negaliu rekomenduoti, čia eksperimentinis gydymas, bet, sako, rezultatai yra, bet aš, sako, nerekomenduoju. Eik pats spręsk, vyrui, sako. Na ir vyras sustinka, ten tas kompanijos ten stovi, ten Revermind ir sako, va, žiūrėk, mes šitokį įstatysim, viskas aš bus normaliai. Aš esu tas pavyzdys, va, aš su šituo čipu gyvenu. Aš gyvenu, viskas normaliai. Jo, man viskas gerai. $300 abonentas, gauni subscriptioną, už kurį kas mėnesį mokėsi ir viskas bus normaliai. Bet kol kas, sako, veikia tik pas mus nepilnai valstijai ir jeigu kažkur išvažiuosi, viskas atsijungia. Tai, žodžiu, ten tik bet greitai jau turėsim per visą Ameriką ir tuoj paleisim worldwide, žinai. Nu, tas sako, nu ką, praras nėra ką, $300 daug, bet, nu, pasirinkimo nėra, važiuojam. Jo, ir iš tikrųjų ta moteriškė atsigauna, vaikšto kaip normaliai gyvena, socializuojas, viskas gerai, moka jie tą abonentą, sunkiai su pinigai šeiminai. Ir tik praeina kažkiek laiko ir jinai mokyklai mokytoja. Ir vaikams pradeda adsus. Pati nesuprasdama to pasako. Žinai, kaip būtų, nu kaip YouTube'as filmuką žiūrėtum ir reklamą iš niekur. Jinai pradeda. Jinai pradeda. Ir jinai realiai tokia, tarsi tuo momentu kaip ir atsijungia, nes žvilgsnis fokusuojasi kažkur ir jinai tą adsą pravaro. Ar mokyklai, ar vaikam, ar namie, bet kur, bet kas ten, nežinau, apie kavą, apie ten dar kažką, nu tokį. Visiškai. Bet tai yra kontekstinė reklama, susijusi su tuo įvykiu, kuris dabar vyksta. Štai ateina vaikas pasakė, sako, man kažką sunku, čia šeimoje, bla, bla, bla. Tu gali kreiptis į krikščionišką, ten kažkokią bendryją, ten .com nueik ir ten rasi pagalbos, žinai. Arba ten namuose, nežinau, vyras, aš to padarysiu kavos. Gerai, bet man padaryk kavos, būtent kažkokios rūšies, nes jinai yra ten kažkokia... Lėtos grūdinimo ten. Ir panašiai. Nu ir aišku, tada atsirado iš darbo, iš visur, kad nu, tu taip negali sakyti vaikam, tu kas čia su tavimi vyksta ir taip toliau ir panašiai. Nu ir jinai kreipiasi vėl atgal į tą kompaniją ir sako, kažkas darosi, nu, reklamos kažkokias meta, sako, reklamos meta. Tai žinokit, mes išleidom naujesnę versiją, kuri yra brangesnė, bet per reklamų. Tai dabar per mėnesį. Riverside Plus. Jeigu norėsit. Pirkit dabar brangesnę versiją arba bus reklamos. Ir sako, kiek kainuoja, sako, tai ant to, ką mokat, $300, dar 500 viršaus ir bus be reklamų. Ir dar gausi ten kažkokią, mažiau miegosi kažkaip, labiau pailsėsi, nu, žodžiu, ir galėsi ten, ir už valstijos ribų, ne, galėsi važiuoti. Kažkaip ten, jo. Nes jie pirmą kartą išvažiavo atsiti už valstijos ribų savo metinių vestuvių išvesti ir atsijungė, tu moteriškai iš karto už ženklo miesto. Ir tas apsisuko grįžo atgal vėl normaliai. Nu tai va, tai ir žodžiu, finalas toks, kad visa ta serija eina, kad kas kart vis atsiranda naujų versijų, kas kart vis brangin, kol galiausiai nu, tiesiog nebepatempia pirkti tų subscriptionų ir mokėti tokių didžiulių pinigų. Ir, nu, finalas yra liūdnas, miršta, žodžiu, pagrindiniai herojai, bet labai panašiai su bet kokiom sistemom yra, kad, nu, tu įkeli koją kažkur ir tada sveiki, labą dieną, dabar turim premium versiją, premium ultra, ten plus dar kažkas ir dar kažkas ir dar kažkas. Tai tu tiesiog tavo rankos tampa, nežinau, surakintos surištos, tu nebegali kartais net atsisakyti, tu turi keliauti tolyn ir tolyn. Tai kalbant būtent apie Black Mirror serialą, tai esu girdėjusi
viena iš sąmokslo teorijų yra, kad tai, ką rodo seriale, nes ten yra skirtingos serijos, skirtingas turinys, kad jau tai yra sukurta, tik tai plačiai visuomeniai yra tiesiog nežinoma. Aš galvoju, kad čia yra tiesioginė aliuzija į Musko Neuralinką, į tą kompaniją, kuris daug kas galvoja, kad jis ją sukūrė, iš tikrųjų nevelnius jos nesukūrė, jis nusipirko ją, bet jo valdoma kompanija, kur atseit dabar jis smegenys tau įstato čipą ir aišku, tikslai kol kas pasakojimai labai faini, kaip nevaikščiojantį žmogų galima pastatyti ant kojų. Neseniai, vad būtent skaičiau apie šitą, kai vienas padarė, negalėjo kalbėti, paralyžiuotas, o dabar ten kažkaip su liežuviu ten valdyti gali. Jo, jis su liežuviu kažkaip turi čiut ne virtualią klaviatūrą ir gali atsakinėti į klausimus ir net iki tokio lygio kažkaip nesupratau, kokius žaidimus žaidžia, bet sakė, žaidžiu ir žaidimus jau galiu žaisti. Tai įsivaizduoju, kokius šachmatus dar kažko ten, kur figūrėlę stumdį, ten, žinai, parašai E2, E4 su liežuviu, gal nėra labai sudėtinga. Bet, žodžiu, sugeba komunikuoti. Jau pirmas žingsnis labai įdomus, bet nuskamba kaip visiškai subscriptionas. Tesla kaip per kitą irgi tau ją per nuotolį, bet kada išjungti gali. Tai... Gali ir tave išjungti, ne, per nuotolį. Nežinau, gal, bet šiais laikais viskas yra subscriptionas. Ir pačiak praėjo tie laikai, kai būdavo seniau kokią programą atėjau, nusipirkau, turiu. Ne, viskas. Dabar matėt kur nors tokį dalyką? Visur mokė licenzijavimo mokestį, kuris ten už mėnesį ar už metų baigės. Ir čia vakar užkliuvo už akių, nežinau kiek tiesa, bet mačiau tokį screenshotą, kur PewDiePie'us, tas vienas žymiausių youtuberių visų laikų, koks tik yra buvęs, skundėsi, kad pas Adobe netikrinau, bet jis bandė unsubscribint Adobe subscriptioną ir už unsubscribe fee $65, jeigu nori atsisakyti prenumeratas. Šitą reikės patikrinti, bet aišku, jam gal ten turint 50 milijonų, gal nėra labai sudėtinga $65. Principo reikalas. Bet aš $65 visai savo pasitlikčiau, norėdamas atsisakyti paslaugos. Nes šitaip, irgi Pandoros skrynią atveria, tai žinai, aš tau parduodu subscription fee, mokėk man mėnesinį mokestį $5, bet atsisakymas 5,000 kainuos. Naujas verslo modelis, ne? Ir į sąlygos įrašai ten terms and conditions, kurių niekada neskaitom ten. Kažkur vieną eilutę. 21 puslapį, 3 punkte, kad žiūrėk, taip yra. ir prašau, visai įdomiai būtų, ne? Jo. Tai va, tai tokia įdomesnė teorija. Tai Black Mirror dažnai ten tokių išspjauna perliukų, bet, tikėkime, neteks išbandyti subscription. Bet ką dar aš prisimenu iš praeito logino, iš tikrųjų vienas toks futuristas buvo atvažiavęs, labai įdomią teoriją paskleidė, žinai, kad čia sako, va čia nesidėsiu tų čipų į galvas ir taip toliau. Gerai, jeigu to mediciniškai nereiks, bet panašiai kaip su vaistų vartojimu, kurie tau padeda sukoncentruoti atmintį ar ne, padeda būti produktyvesniu. Amerika ypač didelę problemą turi ir ten žmonės paskui pripranta, vis didesnių dozių reikia ir jau vis nebepakanka ir jau vis vartoja tik kad šalutinius poveikius pašalinti ir taip toliau, taip toliau. Jeigu tu bus vaikas klasiai su tokiu čipu, kuris geriau mokysis, greičiau mokysis, geresnius pažymius gaus, atsiras antras, kurio tėvai surizikuos trečias ir galbūt tu vieną dieną būsi toj grupėje mažuma ir ką tada darysi? Ar paliksi vaiką, nežinau, 10-100 kartų galbūt mažiau pažangų ir galimybės jo apribosi, ar vis dėlto, jeigu tai bus saugu, va čia, žinai, klausimas, iki ko viskas išvirs, iki ko prieis ir kokie vaikai ateityje gims, ar ten nežinau, kokioj visuomeniai gims ir kaip dabar, pavyzdžiui, gimsta vaikai, kurie jau, jiems dirbtinis intelektas jau yra nuo pat gimimo jų gyvenime, ar ne? Ta prasme, jie jau gimsta, kai yra dirbtinis intelektas, tai gal ateis toks metas, kai, žinai, vaikai gims, kai jau, nežinau. Su čipu galvoj negims, bet
žinai, kaip sako, Nu, gal čia bus, žinai, viena iš procedūrų, nu, nežinau, nu, čia tiesiog toksai, vat, Gal, ką jo. sąmokslo teorininkai masto apie tai. bet žinai, vat, pavyzdžiui, kaip tu sakai, vat, dabar gimsta žmonės jau AI native, jie gimsta tame laikmetį, kai tas AI jau yra, ne? Nu, jeigu dabar kaip nebešnekam, kad ten tave pakeis AI, nu, greičiausiai ne, bet... Kaip tai ne, tai o ką sąmokslo teorija sako, kad dirbtinis intelektas gali užvaldyti žmoniją? Tai prie šito prieisim, bet kol kas žmogų pakeis greičiausiai ne AI, bet kitas žmogus, kuris naudoja AI. Ir, nu, ta prasme, va, panašiai kaip su to čipu, ne? Tu dabar, jeigu naudoji AI, nu, tu esi produktyvesnis. Tu esi produktyvesnis, nemastai tu greičiau, nerašai greičiau, jeigu tau reikia parašyti kokį nors ten formalų laišką, ne? Jis tau be emocijų, be klaidų padarys greičiau, negu tu tą galėtum padaryti. Nu, tai jeigu mes du tą patį darbą darysim, aš darysiu su AI, mokėdamas tai įrankiu naudotis, nu, greičiausiai šį greičiau padarysiu, ne? Būsiu efektyvesnis. Tai panašiai ir su tais visais šipais, žinai. Tai jeigu tavo vaikas galės ispanų kalbą išmokti per, nežinau, 3 dienas, o kitas vaikas galės per 10 metų. Nu, vėl nežino. Kaip į tai žiūrėsim, žinai. Tai čia viena iš tų... Bet apskritai, tas toks kažkoks iš pradžių tas procesas kartojas, aš pastebėjau, atsiranda kažkokia nauja technologija, iš pradžių nežinojimas, baimė, po to kažkoks susitaikymas, o po to norma. Ir čia pastovi tas pats kartojasi. Tai yra... Atgal 100 metų paikot, išrado radiją. Viskas irgi bokštus degina, ten atsirado telefonas per laidus. Kaip gali būti balsas per laidą? Nu, demonus kviest, gali tik tais vis laidus ėjo karpę. Raganų medžioklė. Nu, žinai, mašinų revoliucija Anglijoje, kai buvo irgi su fakelai, žmonės ėjo fabrikus deginti, ne, nes, sako, iš mūsų darbo vietos paims, bet nu, tas neišvengiamai yra. Nu, tai mašinos, nu, irgi atsirado lokomotyvai. Nu, toks greitis, 50 km/h. Sakė, žmogus tokiu greičiu disintegruoja, kvepuoti nebegali. Ir čia, nu, bebarė, tokia. Pirma avarija su mašina, kai buvo, straipsnis laikraštį buvo, kad lėkė nežmonišku greičiu, bet dabar tikrai bijau sumeluoti, bet kažkas tarp 12 ir 20 km/h buvo pirmas eismo įvykis užfiksuotas, kur sakė, neįmanoma buvo sukontroliuoti, ant 20 lėkė ir su vėliu. Esu matęs video, kaip prieš kokį 50-metį, gal dar seniau, tos pirmasios mašinos, kur buvo, kaip sakė, 20 čia max greitis, ant priekio pritaisydavo tokius, kur yra, jeigu žmogus, tu ten už rankenos patrauki, nes sustoti nėra, stabdžiai neveikia pastebėti. Greičiau rankeną patrauki ir to priekį toks kaip audeklas įsiskleidžia. Nesat matyti tų video? Ne. Nu ir, ale, žmogus į tą audeklą įkrenta. O, my God. Bet, tipo, nei mašinos priekį, neparadės, o jisai tau deklai. Biški pastum ir sustoji tada. Geras. Tai va. Bet čia tokia pirmykštė oro pagalbė. Aha. Ne tau, o... Nu, taip. Nu, tu kad ant 20. Nors, žinokit, kažkada buvo, atveždavo tokius į centrinės miesto aikštės simuliatorius pasibandyti, kas būtų, jeigu tu su mašina tiesiai į sieną kaltum. Man atrodo, apie 30 ten būdavo. Jo, ten būdavo 30. Aš bandžiau. Viskas, ačiū. Jeigu tiesiai į sieną, ačiū, nereikia, paskui ten diržai per pečius kažkaip buvo, tai prisimenu savaitę laiko pečių nejaučiau, nu, gal man kažkaip nesigavo sėkmingai, bet ant 30 tiesiai į sieną nėra labai fainiai. Tai tas 20... Tai čia gali nesijuokti iš to greičio, ne? Nu, žmonėm čia atrodo, kad... Nu, tai žinai, tai labai kosminis greitis. jeigu 20 dabar kosminis greitis, žinai, autostradai sėdi vienu pirštu dabar vairą sukalioja, žinai, 130 važiuoja. Tai va. Kita teorija, apie ką jau užsiminė trumpai, kad ateisi jais ir pasibels tavo į duris ir jau bus per vėlų. Taip. Tai šito visai aš linkęs tikėt, ką jūs galvojat? Sunku pasakyti. Nežinau. Nu, žiūrėk, dabar jau sako, yra didelė problema, kad AI tų balso modelių, kalbos modelių nebėra kuom apmokinti, nes praktiškai visi duomenys jau yra sušertėm. Ir toliau arba kurti dirbtinius duomenys, bet jeigu tuose dirbtiniuose duomenyse bus daug nesąmonių, tai
ir apmokysi nesąmonėm ir gausis, žinai, garbage in, garbage out, šiukšlę įdėsi, šiukšlę gausi. Ir, jeigu viskas jam apmokinta, jisai, įsivaizduok, žino visas pasaulio programas, visus pasaulio serverius, visą programinį įrangą, visas skilės irgi žino. Ir jeigu jisai pasieks tą lygį, kad, kol kas jis yra spėjantis sekančią raidę modelis ir išspjaunantis kažkokį tekstą, kai jisai pasieks tą lygį, kai jisai gebės mąstyti, taip trumpai tariant, jis tuo momentu jau turbūt gali būti per vėlu, nes jeigu jisai žino visas skylės, jisai visur gali save instaliuoti, save prižiūrėti ir tave apeiti, jis principai žino už tave daugiau. Jo, bet čia vėl ta tokia emocinė dalis, ne? Arba jisai, dabar jis yra neutralus, tai ar jisai geras, ar jisai blogas, žinai, ar jisai piktas, ar ne, tas toksai, žinai. Nėra čia nei geras. Evil mind, ar ne, žinai. Bet gera tema kitam epizodui, tu sakai, jis yra neutralus. O, Dieve, kaip jisai nėra. Jau taip jis nėra neutralus. Galėsim padaryti keletą testų. Jis taip nėra neutralus, kad neduokti Dieve. Tu prasme, tikrai, sekančiam epizodui labai labai geras. Na, gerai, aš esu ir išbandęs įvairių dalykų, galėsiu pasidalinti. Praėjo tie laikai, kai jis buvo neutralus. Tai čia, ta prasme, tada yra reali grėsmė, kad šitą sąmokslo teoriją, kaip, sakykim, pavadinkim. Vargas tau, jeigu tu esi juodaodė moteris. Aš tu tai pasakysiu. Visiškai vargas. Diskriminuoja? Klaikiai. Bet sakau, atskiros temos klausimas ir tai bus apokalipsė ar nebus. Nes sako, kad mes esam grubiai 3 metai iki to supermindo lygio pasiekimo, kad prasme, tai yra pasiekiama, tai gali būti. Ir jeigu mes sukuriam jį mąstinti, galų galia jį kūrė žmogus, kuris pats yra žiauriai netobulas. Mes visi, mums patys įdomiausia žmonės yra tie, kurie yra netobuli. Mes žiūrim, mes ieškom netobulumo. Tu žiūrėdamas dailį čiuožimą, lauki, kol nukris. Būkim atviri. Tu lauki, kol tiekšis. Nesusižalos, bet kuo jokingiau tiekšis į ledą, tuo fainiau. Formulė 1 žiūrėdavat, ar tikrai dėl to vieno lenkimo per 1,5 valandos? Labiau gal dėl avarijos, kur vairuotojas neužsimuš, bet... Visi video compilationai, kur žmonės užkliūna ir grūda, irgi yra tie, kurie yra juokingiausi. Daugiausiai peržinau. Taip. O kodėl? Gal nevaidinkim, ne? Aha. Tai va, žmonės traukia netobulumas, nes jie patys yra netobuli ir kuo daugiau netobulumų jisai mato, tuo jis pats geriau jaučiasi, nes kažkodėl čia man tai taip nebūtų. Aha. Ir aš tik kitaip būčiau daręs. Įjungia Blinkevičiūtė ir sako, aš tik kitaip būčiau daręs. Tai va, tai jeigu... Bet kad po 3 metų supermindas... Jo, sakyčiau, nemanau, kad tas toksai, nes kur... dabar aplėtėjęs, man atrodo, yra. Iš pradžių tik buvo sprogimas, jis ką, su vaizdu žiauriai gerai tobulėja, su grafika visa, su garsu, tas generative, bet kad kažkas tekstas tokio... jau, man atrodo, kad taip, bet kad jis būtų taip autonomiškai pats mąstytų kažką, tai... Ne, jis dabar nemąsto. Tai nėra tokio mąstančio. Bet irgi viena iš futuristų prognozių girdėjau, kad sako, tą sekundę, kai jisai atsiranda ir tampa autonomišku, tu nueisi miegoti ir jau bus per vėlų. Tu bus iš ryto, bus tuk, sveiki. Jo. Tai va, dar viena iš baisių teorijų, tai kad matricai gyvenam, kad viskas yra simulacija, viskas yra programa ir kiek sako? 50%, tai čia tai žinai, arba taip. Arba taip, arba ne. Arba taip, arba ne, bet iš kitos pusės šitą teoriją realiai tu jos net kaip ir patikrinti negali, ar nei patvirtinti, nei paneigti, jos kaip ir nėra galimybės
patikrinti iki galo. Tai, Jo. tai tas toksai, žinai, teiginys 5%, žinai, arba taip, arba taip. Bet žinai, tų įvairių skaičių prigalvoja, kažkada mačiau, buvo net paskaičiavimas, kiek yra procentaliai tikimybės, kad Dievas yra tikras. Nu, ten irgi kažkokį procentą išskaičiavo, vėl nežinau iš ko, bet, kažkokias prielaidas darydami kažką išskaičiuoja, žinai. Bet aš visai nieko nesuprasdamas ir galvodamas, žinai, kad yra protingesnių proto formų už mane, tai kodėl ne? Nežinau, turbūt būtų kvaila manyti, kad mes esam protingiausia būtybė visoje galaktikoje, visatoje ir kaip ten pavadinti. Nes realiai, va tokia žvaigždelė tarp... Smiltelė tarp viso šito ir manyti, kad čia tik mes, žinai, vieni esam tie patys pačiausi ir vieninteliai, tai nežinau. Tie, kurie mikrofoną nesugeba įsijungti normaliai. Ir tikrai ne pats protingiausi, man atrodo. Jo. Esu gerą palyginimą girdėjęs. Pati protingiausia beždžionė yra kaip koks, 6-7 metų vaikas. Ta pačia užduotį gali likti. Žinau, kad kažkur ten yra kokie ufonautai, kurių ten 5-7 metų vaikas gali, kaip pats protingiausias žmogus pasaulyje daryti užduotis. Jisai gimsta, jisai po kelių metų jau žino daugiau, negu tu žinosi prieš gyvenimą. Tai faktas. Tai va, ir tas, žinai, tas ateivių įsivaizdavimas irgi, nebūtinai, kad ten yra tie žali žmogeliukai, viena akiai, ten ilgom kojom ar su čiuptuvais kaip iš Simpsonų ar ten dar kažkas, žinai. Tai kiek serialų, kiek filmų yra sukurta ta tema, tai labiau yra linkę ateivius vizualizuoti kaip tą patį dirbtinį intelektą, tą patį supermindą kažkokį, tą patį, nežinau, kvantinį kompiuterį, bet, Jis nebūtinai tiesiog, formą turi kažkokią. Taip, jis gali neturėti tos vizualios formos, bet, tiesiog supermindas. Man išgirsta tėvė iš karto tas lietuvių video, ten 20 metų atgal, kur kunigas pasakoja, kaip jį pagrobė. Nežinau, šitą ne. O, gal reiktų įdėti linką. Jaučiu negalim, bet tiesiog... Jaučiu, kad galima, aš tik ten su kažkokia būtinė kamera filmuota ir jis ten pasakoja, kaip jį ten paėmė ir kaip iš šitą gal paėmė, kaip čia viskas. Man pasikita parapija jį paėmė, aš tik po to. Žiūrėjau, vaik. Nežinai tikrai šitą? Nežinau. Aš savo dumėsi link, žiūri geras. Gerai, dar viena iš teorijų, bet čia jau aš folijos kepurę užsidėsiu ir kad visas didžiosios tech kompanijos stebi, seka, renka apie mus duomenis tam, kad manipuliuot. Aš tai iš tikrųjų taip ir galvoju, kad, taip, tu prasme, renkant didelę duomenų dalį, kurią mes šiaip atiduodam, ne šiaip mums dalina, ne šiaip Facebookas nemokamas, ne šiaip Instagramas nemokamas. Iš tų didelių duomenų ne vieną kartą buvo įrodyta, kad, gal ne tiek aktyviai naudojama, bet kad tai reikalui esant... Gali būti panaudojama, ne, tai... Žiūrėk, žinodamas tavo emocinę būklę, tavo politinės pažiūras, galiu tau savaitę iki rinkimų paduoti periodiškai tam tikros info, kad tave dar labiau užtrigerint. Ir rinkimų dieną, žiūrėk, iš ryto Facebook'e pamatysi gelbėtojo, kuris tavo visas problemas išspręs tau pritaikytą postą. Tikrai galima įtakoti. Va, Rumunijoje, kai rinko dabar rinkimai ir buvo ten kažkoks marginalas visiškas, kuris per TikToką vien reklamą leido propagandą ir jį išrinko. Ir paskui sakė, gerai, šitos rezultatus nubraukiam, davai iš naujo pabandom. Davai per naują. Nesiskaito. Nesiskaito, nes šiek tiek Iš 3, 2 iš 3 reikia saliuką laimėti. Tai va, tai kad viso to nebūtų. Yra labai fainos dokumentikos, iš tikrųjų, tame pačiame Netflix'e pasidomėkit apie didelių duomenų rinkimą. Yra labai baisių gerų istorijų, kokius daro spėjimus, nežinau, nežinot, Domino pica kepa picas į priekį. Kažką buvau girdėjus. Žinau, kad jie daugmaž žino,
kokiu laiku, kokiu daugiausia picų reikės. Jie tiesiog tą algoritmą visą žino ir tiesiog kepa į priekį, tu ateini, užsakai, ai va, jau beveik turim padarę. Bet čia yra duomenų analizė, aš net nesakyčiau, kad čia, žinai, kažkoks toks panaudojimas. Nu, jeigu jie žino, kad penktadienį 7 val. Visada reikia turėti pepperoni pizzą, tai kodėl neišsikepti iš anksto, tu greičiau pristatysi, geresnis aptarnavimas, taip toliau. Bet kai vienai porai Facebook, jie bandė susilaukti vaiko ir pradėjo siūlyti vaiko lovytės žmonai dar nežinant, kad jinai neščia, tai, nu, čia jau yra next level. Ir tik po to sužinojo, kad jo, iš tikrųjų gal tas lovytės reiktų, žinai. Bet, nu... O kaip čia gavosi? Nu, tai ruoždamasis tapti mama, tu pradedi... Nutekėjo čia kažkokia, nežinau, mediciniai duomenys ar kažkas, Ne, tavo taip... iš to, ką tu, kokį pėdsaką palieki internete, to, kokiais dalykais domiesi ir taip toliau, pridėk tavo amžių, pridėk tavo išsilavinimą, galbūt nusipirkai naują būstą, neseniai susitokiai, nu, ir žinai. Viskas sudeda į vieną ir tada tokia... Labai nesunku suprasti, kad jeigu ką tik susitokiai ir nusipirkai namą ir... Galimai? Galimai, gal tu ir vaikų nori, ne? Ir jeigu pradėjai googlinti, kad ką nors apie neštumą, ne? Nu, ir jeigu tave suvesk tos visus dalykus į vieną, tai panašiai turėjau tokį įdomesnį pats atvejį, nusipirkau moduliatorių į automobilį. Moduliatorius tai toks dalykas, kur į cigarečių tą uždegiklį kiši. Ir jisai to padaro ryšį su tavo radija senose mašinose, kur nėra kokio nors Bluetooth. Naudau šitą. Nu, žodžiu, jisai padaro, kad tu per radiją gali transliuoti, nu, tam tikrų dažnių, pavyzdžiui, YouTube savo, ne? Nu, ir leisti muziką. Bet tam, kad nustatyti tą dažnį, tau reikia appsą. Appsas kaip visą laiką kvadratiniam raidėjom iš Kinijos, žinai. Ir bandau instaliuoti savo telefoną, iš oficialios parduotuvės, normalus atseit appsas. Žiūriu antivirusinio, mano sako, kad gal tu neskubėk čia taip stipriai. Dariau, būk atsargus. Žiūriu, ką pagavo. Pagavo, kad tame dėgymo faile yra kažkokia užrakinta dalis, kurios negali patikrinti. Nu, jeigu užrakinta ir negali patikrinti, greičiausiai tai nieko gero nėra. Tai pasitikrinu po to, reiškia, atidžiau, reiškia, bando nutekinti tavo vairavimo įpročius. O, geras. Tu turi moduliatorių, per kurį groji YouTube, bet tuo pačiu tu atiduodi info, kokiu greičiu važiuoji, kur važiuoji, kaip važiuoji ir gal gausi padangų reklamų atėjus laikui. Tai, o galbūt draudikam atiduos tą informaciją, kaip tu skraidai, tai toks kaip ir... Įdomesnis ir... Nelabai norėčiau, kad mane taip sektų ir gal tik to. Tai va, tai sąmokslo teorijos, tegul ir lieka sąmokslo teorijom, nežinau, turbūt atsiras tokių, kurie tiki, atsiras tokių, kurie netiki, atsiras tokių, kurie yra kažkur ten per vidurį, tai turbūt visiems reikia būti, nežinau, sąmoningiam, kritiškiam, mąstyti kritiškai ir kiekvieną informaciją vertinti. Tiesiog atsižvelgiant į faktus ir... Ir savo sugedimo laipsnį. Nu, tai turbūt. Na gerai, interneto pirkėjai. Ar perkat prekes fizinėse parduotuvėse, ar internetinėse, ar jaučiat, kad keičiasi visą tai, papasakokit, ką darot. Vandenį net į namus užsakau. Vandenį aš irgi mėgstu, nes tempt nereikia tada. Aš irgi. Tik Barboros kurjeris, tad mane akim žudo, tai lazeriai, kaip per Star Warsus eina, kai jis į 4 aukštą atneša 50 butelių, tai jis žiūri, apsiniukai kam. Lifto nėra. Nėra. Aha, aš supratau, ne. Tai tu viską perki online, ne? Viską internetu. Nu, būna, aišku, rūbus geriau į vietą nueini, jeigu yra. Nes, nu, internetu, žinai, dažnai netinka tiesiog. Man visada netinka, jeigu aš ką nors internetu užsisakau, tai, nu, bet aišku, čia gal problema, kad aš kaip bulvių maišas. Batai, rūbai, bet kas, jeigu tu ne vietoj perki, nu, tu atrodys. Rūbus tikrai sunku. Žinai, pasižiūrė, visą laiką modelis gražiai nufotkintas, atvažiuoja, žiūrė, nu, kad tu į vaikų prievartautoją panašus. Geriausia atveju vaikų prievartautojas, o ne modelis, žinai.
Tai ne. O tu? Ne, aš nemėgstu vaikščioti po parduotuvės, nei po maisto, nei po drabužių parduotuvės nemėgstu vaikščioti, tai perku aš viską internetu. Ir ypatingai nekenčiu vaikščioti po maisto prekių parduotuvę, kurios iš planavimo nežinau ir ten blaškytis nuo vieno galo prie kito galo. Net atsistojus prie kažkokių ten, nežinau, prieskonio ar smulkių ten, nežinau, daiktų lentynos, man reikia kažką surasti, man reikia Ctrl+F, kad būtų ir aš galėčiau rašyti. Man nereikia nemirtingumo, man nereikia skraidimo, man irgi reikia Ctrl+F gyvenime, jeigu būtų. Fantastika. Viską Jo, randi. nes tas toksai, man, tokia laiko gaišatis ir aš tokia pavargus iš parduotuvės išeinu, tai ne, aš viską O kaip daugiau užsakinėjau. nusipirkė? Online, kai šopinės, pavyzdžiui, kokią Barborą, ar kai gyvai nueini Maksimą? Labai retai einu tik tai tada, kai kažko prireikia labai jau ten ASAP nusipirkti, o kalbant online, ar daugiau ar nedaugiau nusipirko, aš tiesiog turiu taisyklę, discipliną, yra kartą per savaitę, važiuoja abi parduotuvės, Rimi ir Barbora, tą pačią dieną. Ir atveža visos savaitės užsakymą. Tai ar aš Ir daugiau? paaiškėjo, kad 3 itemų neturi. Ir kas tada? Gamini Ir tada- šaltibarščius ir negauni kefyrą. Ir tada einu tų 3 nusipirkti į fizinę arba nebedarau šaltibarščių. Aš esu pastebėjęs, aš kai einu į parduotuvę, ypač maisto prekių, aš jeigu esu gyvai, aš daugiau nusipirku. O su vežimu būni ar su krepšeliu? Kadangi yra vaiks, tai su vežimu dabar visą laiką. Tai dėl to ar daugiau nusipirki, nes maisto parduotuvės yra padarytos taip, kad alkoholio skyrius visada būtų pačio pabaigoje, kad tu praeitum visą ratą ir duonos skyrius, kad būtų toliausiai, nes duona ir bananai dažniausiai perkamas prekės. Bananai jo, kiekvieno Bananai numeris lietuvio. 1 yra. Ir tu vis pažiūrėk, bet kurioje parduotuvėje tu praeini visą kelią, jeigu nueisi duonos, bananų ir degtinės. Skirtingose galvose būna. Praeisi visą ir vežimėlis yra tam, kad tu nejaustum svorio, kiek neši ir tu bet kokiu atveju daugiau prisidėsi. Tai va, dėl ko ir klausysi, ko, tai Barborai, kai dėdi, tai nesunku nežinau. Na, žinok, aš matai netipinę pirkėją, aš pagal sąrašą to, ko reikia, šopinu visai savaitį ir ten atvažiuoja pilna. Maišų, krepšių. Pradėjom kalbėti apie tą ne šiaip, kad sužinot, kokį kefyrą perkam, o kaip nusprendžiat, ar toj parduotuvėje pirkti saugu, ar iš vis čia galima pirkti, ar duomenys savo duodat, neduodat, va, kaip, atsirado nauja kažkokia, nebūtinai gerai nauja, ieškai to Kažko, ne, reikia. vitaminų. Aha. Ir ten vitaminai 123.lt. Jo, jeigu vitaminai 123.lt, tai einu tikrinti atsiliepimų. Ieškau. Iš pradžių rašau vitaminai 123.lt atsiliepimai. Kažkas kažką išmeta, neišmeta, randu, paieškoju, nerandu. Bet gerai, žiūrėk, atsiliepimai, esu matęs nekartą būna sufeikinti. Jeigu šneki apie kokį nors Google reviews, galima darknete nusipirkti, kad labas, man reikia 1000 gerų atsiliepimų tokiam portalė, tokia vieta. Tik tai Google reviews tikrinti? Ne, tai čia vienas iš. Tada einu į rekvizitų žiūrėti, kas ten yra per įmonę, ar jinai ir iš vis yra gyva, negyva, kiek ten darbuotojų dirba, jeigu dirba, ar yra ten kažkokių atsiliepimų, skundų ar dar kažko. Ir galiausiai dar... Labai negaliu nepasakyti. Kas turėsit liūdną dieną, būtinai nueikit į rekvizitą ir susiraskit Google ir ten žmonės rašo Google Lietuva, kad atstatytų paskyras jiems ir taip toliau. Tai gali pasilinksminti, ne? Ten yra labai linksma. Okay. O jeigu kas nors dar linksmė norės, nueikite į Amazoną ir be cukrių guminukų review susiraskit. Šitas skaitas. Šitas skaitas. Gerai, task. Gerai. Tai va, tai žinai, atsiliepimai, rekvizitai. Ir tada jau jeigu reikia pirkti ir mokėti, kai negali ten, sakykime, susimokėti, kai jau prekė pristatyta, tada pradedu galvoti, kiek čia aš galiu, žinai, rizikuoti. Ar man tavo 5 eurų bus gaila, jeigu mane apgaus, ar aš galiu jį paaukoti. Tai kai jau nusprendžiu, ar rizikuoju ar ne, tada dar tikrinu, ar turi, ar webo ten, nežinau, adreso pradžioje yra spynelė ir ar jisai turi SL sertifikatą šitas, žinai,
puslapis. Ar tas atsiskaitimas yra saugus? Nu, iš mano perspektyvos man taip atrodo. Nežinau, gal aš kažką blogai žiūriu. Nu ir tada jau rizikuoju. Statau viską arba nieko. Bet kiek esat patikrinę, kas po tas spinelės lepiasi ir... Nesam. Nepatingėkit dar 3 klikų padaryti ir paspauskit ant to Nu, sertifikato. pamokink, kaip reikia. Tai spaudė ant spinelės, spaudė ten, priklausomai nuo naršyklės, kad žiūrėt daugiau ten rasit. Neįmanoma nerasti. Ir parodo, kam tas sertifikatas išduotas, kada, koks ten tas kodavimas. Ir jisai gali būti visiškai nemokamas ir jis koduoja teoriškai, bet nebūtinai reiškia, kad tai jau top saugumas, bet aišku, geriau negu jo iš vis nebūtų. Ir, nes yra nemokamų, Let's Encrypt, tu gali... Nu kaip, tas SSL-as, kaip sakant, apsaugo tik tais nuo to trečio asmens, kuris gali kažkokį kodą papildomai įdėti ir ne tik tarp tavęs ir parduotuvės duomenys vaikščios, bet eis per jo filtrą. Tai SSL-as tai nuo to apsaugo. O jeigu, kaip sakant, tas pats pardavėjas už tavęs bando kažką išvilioti, nu tai tas SSL-as, užkodos duomenys, jisai savo gali atkodos duomenys. Tai, ką dar patikrinti tada? Aš tikrinčiau domeno amžių, nes jeigu, sakau, čia buvo Lietuvoje, seniau labai populiaru, kur parduotuvės, kurios niekada niekam nieko nesinčia, sukurtos feikinės ir 2 savaitės maks jos gyvena. Tai ir domenas bus ten maks mėnesį nupirktas. O kaip patikrinti? Nueini Google, rašai who is ir parašai domeno pavadinimą ir tave nuves į paslaugą, tie visi duomenys yra vieši ir tu gali pasitikrinti, kada tas domenas registruotas. Jeigu nepaslėpta specialiai, tu gali pažiūrėti ir kam jis priklauso. Užsieniniai dažnai, užsieninius lengviau paslėpti, bet tai irgi yra ženklas. Jeigu tu matai, kad domenas registruotas Mergelių salose ir... O jis baigėsi .lt? Bet, ta prasme, savininkas ten koks nors neaiškus pilietis ir ten jo kredencialai visi paslėpti, arba kokia įmonė, kur ten... O B3 paršiukai, žinai, tik tai... Girdi, man atrodo, yra tokia įmonė dabar šiandien. Tai tikiu, bet čia Šimonytės klasika, jinai visur tą ištinaudoja. Ir... nepirkčiau, nes neatrodo, viskas, žinai, čia labai panašiai kaip spamo filtras veikia. Spamo filtras veikia taip, kad jisai renka balus. Ir reiškia, jis paima laišką, išanalizuoja per daug dalykų ir už kiekvieną gauni po kažkiek balų. Ir tada tikimybė, kad tavo laiškas yra spamas arba nespamas, priklauso nuo to, kiek tu surinkai. Tai va, pasitikrink, kaip tu sakai SSL, pasitikrink, kiek tas domenas galioja. Pasitikrink atsiliepimus. Per skirtingus tokius pjūvius, kaip pasidarysi, tą tokią analizę, bus daugiau mažiau aišku, čia verta pirkti ar neverta. Esat buvę apsipirkę? Apsipirkęs ne, bet apskeminė mane yra vienas tik žiauriai gerai. Papasakok. Aš esu naiviausias žmogus žemėje. Tu, kuris visiems pasakoja, kaip reikia neapsigalvoti. O, ja. Mane čigonai autostradoje apkniso. Pasakok. Nežinau, kas užplaukė, bet... Daug pabursiu. Važiuoju netoli degalinės, sustojusios 2 mašinos. Reiškia, rodo, kad čia viskas padėkite. Tačiau nebegaliu. Aš važiuoju, aš gelbėtojas, visiems padedu. Bet čia, Jėzau, 20 metų atgal tikrai. Ir sustoju, jie jau kalbelę paruošė, lenda tiesiai į mašiną, žinai. Labas, mums kūros baigės. Duok, 5 litų, žiūrėk, va, nuo rankos maunosi žiedą, imk auksas grynas, žiūrėk, gerai skamba. Ir spėk, aš debilas paėmiau, ar ne? Važiuoju, prisimenu į Kaunas auksiniais žiedais, pasidėjęs už 5 litų nusipirkęs. Ir net nepagalvoju, žinai, kad jie ten dar iki tos degalinės, ten čiut ne kilometras, žinai, bet jie kažkaip gavę tos pinigus, tas kūras kažkaip automatiškai teleportuosi, žinai. Man tik ties Kaunų dašuta, kad aš debilas, bet nuvariau patikrinau, aišku, ten tie žiedai geltonai nudažyti, žinai. Išdirbsi dažutės. Tai va, mano didžiausias skemas, kiek esu praradęs, yra 50 litų. Skaudžiai buvo. Ką jūs? Esate apsipirkę kur nors neblogai? Esmariu.
kai dar buvau nepilnametis, neturėjau savo kreditinės kortelės, tevam, aišku, neįs paaiškint, kad žiūrėkit, šitas žaidimas kainuoja pinigus, žinai. Tai paštus siūsdavau. Nu, žinai, žaidimai ten mandresni, subscriptionas kaip būdavo. Subscriptionas paštu. Kas Ne, čia susimokėt galėdavai kortelę, aš kortelės neturėdavau, bet galėdavai susimokėti siūsdamas pinigus paštu. Ta prasme, realiai Į banknotus. laišką, banknotus sudedi laišką, užklijuoji, siunti. Turim tai. Kaip Taip. giminės iš Amerikos. Kelis kur kart ten- praėjo, žaidžiau, vieną kartą nepraėjo, o ten buvo siūsta už 3 mėnesius laikotarpį. Palauk, o tai tu įdedi 10 litų, sakai, dėdė man įjungit. Kaip visi tai atrodo? Literaliai parašau savo username ir veikdavau. Oh my god. Man buvo kem 3 metai, kai sužinojau šitą. Veikdavo. Nusinti, atsiranda subscriptionas, gauni premiją, gali žaisti, žinai. Kokius tu žaidimus žaidėjai? Čia RuneScape'as. Gerai, o kur siunti į Laplandiją? Ne, būdavo adresas Kalėdų nurodytas, kur gali seneli. siūsti. Siūsk laišką su pinigais, daug subscription. Tai būdavo, tipo, galėdavai cash atsiskaityti ir būdavo nurodyta, kur siūsti reikia. Tai siūsdavau, kelis kart praėjo, vieną kartą už 3 mėnesius tą subscription, žinai, siunčiau, nepraėjo, rašiau jam laišką, jis sako, nieko negavo, praėjusios mėnesis, asiūminau, kad nukunis. Čia buvo paskutinis kartas, kada siunčiau. Wow. Man užteko 100 km nuvažiuoti, kad suprastų, kad mane apginėsi tau 3 mėnesį reikėjo. Nu kaip, ilgai eina, aš nebeatsimenu, į kurią šalį ten siunčiau. Tas ne į Lietuvą, tu siunti už Nu, užsienį. tu- Man geriausia, kad paštu būdavo. ten O tu Taip, litus? Taip, Litus. taip. Siūsdavau litus į kitą šalį ir suveikdavo. Man čia irgi ta visą mistika būdavo tuo metu, nes aš suprasdavau, kad kitą valiutą taip toliau. Bet suapvalindavau į didesnę pusę, kad nedėžniai kapėjų. Wow. Pašto karvelių. Wow. Nu, tu apsiskeminai kur nors. Ne, aš dabar jūsų klausau ir galvoju, ant kiek aš protinga ir visai nenai. Saugiausias žmogus. Visiškai. Žiūriu jums ir galvoju, tai čigonai, tai siunčiai kažkokį užsienį. Žmogus žaisti norėjo. O aš auksą norėjau. Ne, aš žmonėm padėt, matai, norėjau. Tai nesiskaito. Padėjai. Oi. Net Žodžiu. galvas suspaudė Va. prisiminimus. Tai va, čia panašiai, žinai, būna su tais visais saugumo dalykais, kad, nepagalvoji, prigauna kažkokiu to tavo momentu, tai... Atranda. Bet žiūrėk, nuo to laiko į saugumą visiškai kitaip žiūriu. Tikrinu viską, ką įmanoma. Tai va dar vieną dalyką tik tai nepaminėjom, ką iš tikrųjų verta paminėti, tai visą laiką mokėkit pristatymo metu. Jeigu galima. Jeigu yra, jeigu įmanoma kažkokia neaiški parduotuvė, ypač aš labai mėgstu, jeigu kokį paštomatą pristatinėja. Kol negavai į paštomatą ir kur gali vietoj susimokėti, 100 metų neskambinkit. Nes tam paskui būna, žinai, kur įrodykit, kad negavot ir turi Va. siūsti tuščios rankos nuotrauką. Man atrodo, žinok, aš esu siuntus. Įrodykit, Bet kad man negavot atrodo, siuntos. tas buvo įrodykit, kad negavot ir buvo ne taip tušios rankos. Atrašė dar. Gražina pinigus. Nu gerai, bet jeigu jau tokias svetainės naudojat, gerai, būna kartais, ta tikra svetainė, bet, tu žinai, kad vieną kartą gyvenime pirksi ir po to nori nieko bendro su nebeturėti. Kokiais būdais atskaitinėjat? Jeigu yra įmanoma pirkti neprisijungus, ten neprisiregistravus kaip svečių, tai perku kaip svečias. Ko žvengi? Kokį būdą atsiskaita? Kaip sakai? Į vokelį pirkti. Lietus. Užsienį. Jeigu reikia iš temų pirkti ar iš šeino. Ai, va, gerai, kad užvedė šitą, tai būtent iš temų arba išeinu, jeigu perku, tai tada atsiskaitinėjau per Revolutą, bet pasipildau ten sąskaitą, nežinau, ten 20 eurų ir susigeneruoju, jeigu eina atsiskaityti, nes ne visiems užsakymam galioja, tai susigeneruoju vienkartinę mokėjimo ten kortelę, kažkaip ten yra galimybė pasidaryti Virtualiai. Jo, tai va taip atsiskaitinėjau, kad ten nebūtų, žinai, nei pinigų kažkiek to sąskaitai daug, nei kad ten, žinai, duomenis pavoktų. Tai va, tai iš tokių tinklapių taip, o
jeigu kažkur kitur perkant ir nereikia, sakykime, ten registruotis, galima pirkti kaip svečiui, tai tiesiog, kad kuo mažiau kažkokių ten duomenų įvest. Jo, tik tai aš vis dar nesprantu, kaip ta magija veikia. Aišku, niekada dar nesidomėjau, bet dėl ko tos virtualios kortelės gerai, bet kaip irgi būna kartais, žinai, įvedi savo kortelės numerį, tavęs paprašo telefoninio patvirtinimo. Bet tikrai ne visuose parduotuvėse, ne visada ir kokiam nors, ypač kaip Amerikoje kokie nors perkant, ne, tu įvedėjai kažką ir sako, o labas, viskas gerai. Jo. Tu nieko nereikia. Turiu tokią vieną parduotuvę, kur vitaminus sakinėjau, tai tenais baisu yra netyčia paspaus, nes tiesiog dedi į krepšelį ir confirm ir viskas. Ačiū išsiuntėm. Aš nesu tikras, bet man atrodo, tau tas vieno mygtuko paspaudimo užsakymas veikia tik tuo atveju, jeigu nepasikeičia tavo tas gavimo adresas. Nu, gerai, bet būna, aš pirmą kartą perku. Aš visai neseniai pirkau kažkokią programinės įrangos licenciją, man reikėjo. Nu, ir vis tiek susivės duomenys, ar ne? Ne. Įvedžiau kortelės visus duomenys, viskas, nuvažiavau kiaurai iškart. Buvo labą dieną, jūsų licencijos numeris toks. 107 eurų buvo. Tai, nu, ne taip jau ir mažai, jau nemažai. Jo, o šiaip tai aš, kai skaitinėjau, tai vis laik stengiuosi, kad būtų koks per Google walletą, kad skaitytum, arba PayPalas. Ir šiaip debetinės kortelės neturiu, turiu tik kreditinę. Buržuj. Kai atskaitai kreditinę kortelę, arba per tą patį PayPalą, jeigu tu negauni, arba matai, kad jau tikrai negausi, tos siuntos, tu gali iškelt ginčą. Ir tu, kaip sakant, arba per banką, arba per tą PayPalą tau jie susigražintų pinigus, nes tu skaitytų, kad čia kažkoks skemas ir jie, kaip sakant, ten jau jų procesai tokie. Nu, gut, gerai. Tai šitoj temai tiek pasiplėtosim labiau sekančių, nes labai susijusi. Tai neviniojant, toliau galim pradėti ir apie pasišnekėti, apie, Marius sakė, pas mus buržuojus kreditinės kortelės turi, kas būna, kai jas pavogė. Ir Mariu, turbūt labai gerai žinai, kad kokiam darkwebe pavogtų kortelių duomenis nusipirkti gan paprasta. Oi, turgus kaip šiena. Visiškai turgus ir pigu. Kilogramais. Bet tavo reikalas tik toliau bandyti, kaip tai veikia, ar suveiks ar ne, ar tose kortelėse yra pinigų ar nėra. Ir darbiniai praktikoje turim daug labai, kur žmonių nusitekina kažkur savo kortelės ir ką daryti, sako. Ką daryti, blokuoti ir keisti ir nieko čia kito nepadarysi. Jeigu tik pamatėjai bandymą kažkokį, arba jau pamatėjai, kad sąskaitos išrašė radai kažką, ko neturėtum rasti, keiti kortelę ir viskas. Tarp kitko, visai neblogas pratimas, žmonėm dažnai rekomenduoju pasitikrinti savo kortelės išrašus. Šiais laikais, kai viskas subscriptionas, visur kažkur kažką užsisakai, oi kaip dažnai žmonės pamiršta, ką kur už 3 eurukus užsisakė, ar už visą 20. Ir vienai pažįstamai buvo toks atvejis, kur pasitikrino išrašą ir pamatė, kad iš Amerikos kas mėnesį, bet ne subscriptionas buvo, bet kažkas labai protingai bandė vis... Po truputį, ne? Po truputį kažkokias knygas siuntė $20-30 ir va tai vis iš tavo sąskaitos vis dingsta. O jeigu ten, žinai, pranešimas neateina kažkoks ar dar kažkas, visiškai. ir viskas. Ir tu nepastebi. Ir tavo tam išrašė kažkur paskęsta ir žodžiu, ir tu lieki be pinigų, daug dievė nesu didelė suma, bet žinom atveju, kai būna ir baisiai daug. Bet čia turbūt atskiras biznis, kaip jie vadinasi, tie, kurie vagia kortelės. Esat matę, kaip būna kolonėlėse, pavyzdžiui, tas PIN kodą, kur suves, kur kortelį iki šiandien. Savitarna, ne? Jo, savitarna. Ir šalia jo būna toks, blizgus lipdukas ten patikrinta ir ten koks būna Circle K, tarkim. Nesu atkreipęs dėmesį. Tarp rėmo ir to pačio aparato plasmasės būna tarp užklijuota. Tai reiškia, kad šitas aparatas jau yra patikrintas, kad ant jo nėra uždėto to vadinamo skimerio. Skimeris lygiai toks pat plasmasės gabalas ant viršaus, jis labai plonas. Kai jis uždėtas, tu vizualiai labai stipriai turi apžiūrėti, kad pamatyt, kad jis ten yra uždėtas. Tu ką? Pridedi kortelę arba įdedi ją, surenki PIN kodą, tu jo viskas skaitai, išvažiuoja gerai. Tu įdėjai kortelę, ne tik aparatas nuskaitė, tas skimeris irgi tavo kortelę nuskaitė, tu suvedai kodą į skimerį irgi, jisai susijęs tą kortelę
visi duomenys kažkur jau nuėjo ir tiesiog nusikopijavo. Ačiū, nuo tavęs. viso gero, ne? Jo, tu viską atidavai. Viena konferencija, esu matęs, susirinko IT saugumo konferenciją, pastatė bankomatą, uždėjo tą aparatą ir pažiūrėjo, kiek žmonių nueis išsigryninti pinigų ir ten daug jų. Neapsigavai. Aš nebuvau Aš tokioj, ne, tik aš ne. skaičiau apie tokią. Aš tik su čigonais prisidedu. Tai daug žmonių prisigavo ir savo kortelių duomenys atidavė ir jo, čia visiems irgi buvo priminimas. Tada gal saugiau yra atsiskaityti ne kortelę glaudžiant, o tarkim telefoną skanuojant. Taip, telefono tikrai yra saugiau, nes tu telefoną, kai priglaudi, tu neduodi tiesioginį kortelės duomenų. Tu naudoji kažkokį appsą, tas appsas išduoda tokį mokėjimo tokeną, jis yra vienkartinis, jis yra skirtas būtent šitai vienai transakcijai ir viskas. Jeigu ir nusikopijuotų, nebepanaudotų. Nieko nepanaudotų, Plius tu jokio PIN kodo nesuvedi. Tai tiesiog... Bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad mane dažnai ištinka toksai kaip social anxiety atsiskaitant telefonu, nes aš nežinau, ar ten tie aparatai kažkokie yra skirtingi, ar kas atsitinka tuo metu, nes pardavėja greičių, žmonės už nugaros ten eilė šnūras jau greičių, matėm, neskanuoja. Tau kada nors pardavėja sakė greičiau. Nu, aš matau iš to akių, kad tipo, greičiau. Ir aš tada, metu tą telefoną ir ten su kortelė atsiskaitau. Ir gal aš kažką blogai darau, žinai, gal aš nežinau, kurioj vietoje, arba galima gal pasitikrinti kažkur, kur mano telefone yra šitas skeneris, kurią tą vietą glausti, kad nebūtų paskui ten tokių, žinai, greičių. Dažniausiai būna vis tiek apie telefoną vidurys įmontuotas. Tarkim, kažkur, ne, vat... Jo, jis žymiai plačiau įma, tu nebūtinai... Bet jo, net prilės nereikia, tu jį šalia gali palaikyti. Viršelis neturi įtakos? Turi, jeigu metalinis. Jeigu metalinis, ne? Jeigu iš vonios senos pasidarysi viršelį. Nu, o ką? Tokį, žinai, kur? Nepramušama. Nu. Ne, šiaip, matau, aliuminį padarytum jau viskas ragai. Nu gerai, o kur galima pasitikrinti, kad žmonėva, pavyzdžiui, nekiltų kaip man tokia... Gogliai. Telefono numerį. Telefono modelį įrašai ir parašai NFC location. NFC location, ne? Ir tada parodys, kur tavo telefonai yra. Manau, tikrai kokią nuotrauką parodys ten, kur dekonstruotas telefonas tavo ir kur vietus sirpindas. Nepik man vieną seną pasakojimą priminį, vienas buvęs kolega pasakojo, žinai, sako, pažinau, buhalterė tokia, kur old schoolinė, tikra buhalterė, kur sako, padavė į Excelį kažką, ten veda, kažkas ten nesigauna, kažkas kablelis, taškas, velnio, apištalčiaus, abaką ant stalo, bam, viskas yra vietoj suskaičiuota. Ne, va ten atskiras mokslas su juo skaičiuoti, aš ta prasme visą laiką žiūrėdavau tas pradėjęs, kurios makčelindavau tuos skaičiukus, kaip. Bet kai atkalę būna, tai ten skraido tie skaičiuliai. Taip. Tai žodžiu. Analoginis Excelis yra. Na tai gerai, tai tada dzin man dabar, tada stovėsiu ten ir skanuosiu tol, kol nusiskanuosiu. Niekas apie tave ten negalvoja, visiems vienodai šviečia, jeigu tu plus 5 sekundės pasimakačėlinsi, niekam neįdomu. Gerai, tai va, žmonės, saugokit savo duomenis, neveskit belekur, naudokitės virtualiom kortelėm, o jeigu praradote, iškart keiskit, nes keliat gal nebėra, patekot į vienus sąrašus, su vienais parduos, pateksit į kitus ir labai greitai bus kas antram parduodami kortelių sąraše ir tada jau laikykitės. Tai, kad taip nevyktų, blokuokit, keiskit. Atsiunčia nebe arklių paštų ir nebe 4 savaitės reikia laukti, o 3 dienas ir turite kortelę. Įsdisareivo Koronaik. Žodžiu, žaisim žaidimą, ėjajus ar neėjajus. Patys vaidinam čia didelius ekspertus, bet iš tikrųjų neveldė, nežinom. Tai dabar Marius mums parašė spastų, kur bandysim atpažinti, ar paveiksliukai iš tikrųjų EAUS generuoti ar ne. Tai praėjo tie laikai, kai buvo labai aiškiai matyti, kur EAUS, kur ne. Tai pats tokius žaidimus darydavau, labai jausdavausi. Kiets, bet spėju, kad dabar laiks folijos kepurė vėl užsimauti, nes nevelnio aš nesuprasiu, bet pabandom. Gerai, pabandom. Turim va lollipopų ir... Po to papasakosiu, kaip aš tos piksliukus rinkau. Gerai, pirmas piksliukas. Varlė. Real.
Fake, nes viršus žalias, apačia mėlyna, labai didelis atskirimas ir netikiu, man čia viskas netaip atrodo. Man tai real todėl, kad, nežinau, gal čia medvarlė? A čia nereikia rūšies pasakyti? Ne. Ne? Gerai. Dabar žiūrim sekantį pusliuką. Žiūrim. Bušio porom. Vienas tikras, kitas netikras. Fake. Viskas yra fake, viskas yra netikra realybė. Jinai šypsosi. Fake. Man Žiūrėk, turi tokį akis smailą. kažkokia tokia akmeninė atrodo, bet gal čia akmeninė varlė? Tai va, pirmoji varlė tikra buvo, antra netikra. Jej. Ai, žinai, iš ko galima antrą atpažinti. Kaip žmonės su 6 arba 4 pirštais, pažiūrėk, pasvarlė irgi. Šios kojos keistos, ne? Iš 2, čia tas toks, kur žinai, 4 alaus bachūro mišlenpivės. Ne, jeigu pažiūrėsit, pavyzdžiui, antram piksliukė į galinę koją, jinai ten kaip iš 2 dalių sudaryta. Aha. Po to raštas yra žymiai paprastesnis, tos prieš tai varlės buvo žymiai sudėtingesnis, smulkesnis, taip toliau. Geras, nu okei, žiūrim toliau. Po 2 nuotraukas, ne iš karto. Taip, dabar po 2, po to po 1 žiūrėsim. Tai va. 2 raketos. Nu gerai, čia man tai labai aiškiai matos. Gerai, pirma Fake. real. Pirma real, o antra fake. Fake. Nes debesis tokie baisiai pieštiniai turi tokį kažkokį stiliuką, kaip būtų ir pati raketa tokia kaip pieštinė. Nesu matęs jau visų pirma tokių spalvotų. Parodyk, na. Žinau. Nu, nors čia irgi kažkokios spalvos yra tik ta pirma surūdyjusi, o čia kažkokia tokia iš 3 bokštų kažkokia raketa, kas čia per... Kas čia nufotkina iš viso? Pro kur? Nu, jos abi yra iš Kas čia 3 turi bokštų, jos- fotkinti? nu, jos Kad čia tokios yra, toks bet- labai... Aš žiūrėk, rimtai ta irgi. Jo. Nežinau. Fake. Ne, bet čia tos yra 2 dalis, kur atsiskiria, man taip pats kaip pakyla, ne? Taip. Nu. Tai ne, bet šitą tikrai fake atrodo liepsna per daug identiška iš visų pusių, tai žodžiu. Antra fake. Taip. Pirma tikra, antra fake. Okay. Toliau. Nu gerai, čia Pašvaistė. nežinau. Nu. Man apie 2 fake Pirma atrodo. fake, antra real. Jeigu žmonės tikė plokščio žemės teoriją, tai aš pasakysiu, kad pašvaistė neegzistuoja. Nematei? Nėra, ejais, nėra. Palauk. O dieve, tariu. Tai Ne, aišku, nerimtai. Pirma fake. Nu, antrą real, sakyčiau. Jo, abu teisūs. labai gražu. Pirmoji pažiūrėkite, dešiniai pusėje matote pašvaistę tokia. Tai brūkšniai tiesiog išeina. Bet Bet čia, žinai, gali. aš to atvirai pasakysiu, atspėjau. Man... Bet žiūrėkit, antroji, apačioje matot, atspindys nuo vandens yra. Ir pirmoji yra. Nelabai. Bet Yra. pirmoji jisai toks randominis, o čia grinai matos tie kontūrai, kaip tiesiog Aha. eina. Žiauriai gražu. Nes būna labai dažnai atkreipdėmėsi, ejaus arba šešėliai būna, žmogus gal ir būna, bet šešėlis būna, trūksta kažkokio šešėlio. Atspindys kartais netoks būna netgi. Nu gerai. Nu, okei. Važiuojam toliau. Važiuojam. Vienas kalnas ir antras. Kalnas. Kuris? Pirmas fake'as, Feikas. antras real. Antras Kodėl? real. Per gražu? Jo, pirmam yra per simetriška viskas. Ir labai simetrinis tas atspindys, apie kurį kalbėjai, ir labai jau tas medis toks jau išdirbtas. Ir ten tie debesis aplink tą visą kalną ir lapai, nu jau ten niekas nieko neužstoja, ko nereikia, kad užstotų, o vat antroji nuotraukai. Antra A, pikseliuota. tai toksai Ir fokuso nėra. paprastesnis. Kairiai pusėje lapai labai matosi išplaukia tokia natūralesnėje. Ir jeigu pirmoji net vanduo kažkaip labai baisiai minimaliai sujudėjęs, atrodo antroji, tai jau to vandens judesio daugiau toks natūralesnis vaizdas. Tai va. Taip ir yra. Pirma netikra, antra tikra. Jei. Gerai. Nu, miestas. Pirma real, sakykim, o antra tada fake.
Per daug elektros Ko antroje taip? nuotraukai. Pirmą fake, antrą real, sakyčiau, nes man tie pastoliai kažkokie neaiškus. Ai, kur tie pastoji papalk? Čia, ne? Dešiniai nuotraukos pusėje, ten, kur į dangų kažkas neaiškaus. 5G bokštas. 5G, 6G. 15G. Gerai, pirmoji yra netikra, atkreipkite dėmesį į pirmos nuotraukos kairiai pusėje pačioj namą. Toks susmukęs biškiai atrodo. Toks susmukęs ir tie langai, jie net nelygiai eina, jeigu atidžiai O pažiūrėsi. jas, čia tokias detalės dabar atkreidėmis. Mes šimtai. Bet čia labai gražu. Kur čia yra? Nežinau. Tiesiog. Kažkur. Gerai, Kažkur, kur daug elektros yra. O, aš žinau šitą gyvį. Čia yra skujuotis. Tai pasakyk, kuris kujuotis tikras. Jis atrodo kaip kankorėžis. Tai, nu, abu du labai tokie tikri atrodo. Nes tau gali atrodyti, kad tokių nebūna, bet taip vis būna. Antras tai žiūrkia visiškai. Dar jis turi labai ilgą liežuvį, jis įkiša tą liežuvį į termitynus ir siurbia skrusdėlės iš ten. Ai, tai čia šitas. Neskrusdėda. Neskrusdėda, jo, bet... Aha. Nu gerai, tai tebūnė pirmas real, antras tada fake. Nu, aš tada sakau antraip. Pirmas manis toks, jeigu Pixaras pieštų multiką, tai va taip va pieštų, kur atrodytų žiauriai tikra, bet vis dar multikas. Kur per daug gyvai, per daug tobulai kiekvienas tas žvynas kažkaip atrodo. Ir tas toks, nes, žinai, būna mielo gyvūno veidas, kur jis atrodo šypsasi, žinai, kur... Ai, palauk, čia ir rimtais šypsasi. Nu gerai, aš nebekeisiu savo. O tas toks atrodo biški gyvenimo matęs, kur 3 vaikai. Čia toks, iš pirmos santuokos nuterliojo. Alimentus moka, darbė nesiseka, toks neišsimegojęs normaliai. Jo, tai pirmas yra netikras, antras tikras. Šiaip pats pirmas dalykas, pagal ką galėtų atkreipti dėmesį, tai pirmoji nuotraukai, kur netikra, pažiūrėkit, ta medžio šanka, ant kurios įtupė. Ir viena tekstūrė tiesiog. Ir pažiūrėkit, antroji nuotraukoje akmuo, ant ko čia sėdisai, ant kiek jinai tokia. Bet žinok, nematyčiau skirtumą. Tu čia sakai iš vis šoka, aš čia sakyčiau, gal čia akmuo. Ar šiaip purvo krūva. Mes nei tai dėmesį. Nei tai. Šypsena, ar šypsosi. Šypsena pakerėjo. Šypsosi ar ne, žinai. Gerai, toliau tiesiog bus random nuotraukos. Chevy Camaro. Camaro visada tikras. Ai, nežinau, fake. Man toks ženklas atrodo kažkoks keistas, nežinau čia iš kurios šalies, bet Chevy Camaro šitas yra leidimo nuo 2010. Čia mano svajonių mašina, bet jo, žiūrėjau gražus mašinas. Bet tas darinys dešinėje, tai vėl nežinau, kas jisai toks, nežinau. Man fake. Nes ir ženklas neaišku, ką jis čia reiškia. Pravažiuočiau, sakyčiau, rekomendacinio pobūdžio, nekreipčiau dėmesį. Jo, šitą nuotrauką yra real. Kas jo? Tai mes sakėm fake. Mes sakėm fake. Tai taip. Aš žinau, kad jūs taip, bet aš sakau taip, šitą nuotrauką iš tikrųjų yra tikra. Aš galvau, čia mums sako, tai jo, žinai. O tai šitas padanga apmautas tvarinys yra kas? Antikvarinė mašina. Okay. Nu gerai, kitoj nuotraukai bus ne antikvarinės mašinas. Gerai. Gražu. Gražu. Tebūnė real? Sakau fake, as pati žinot kas, nenoriu pipsikų dėlioti. Nu nieko labiau tu nesugalvosi stereotipinio kaip Citroenas. O ką negali būti čia reklama, pavyzdžiui, Citroeno, nežinau, Prancūzijoje yra ta gatvelė, yra vat, tokia, žinai, siaura, kur matos Eifelio bokštas. Ko jau čia negali taip sugalvoti? Visų pirma, prancūzai taip parkuotis nemoka, pažiūrėk, dešiniai pusėje išrikiuotos gražiai mašinos, tarp jų tarpai yra. Jie taip nesiparkuoja. Ir ten nepamatysi ne vienos taip puikiai nuplautos mašinos. Ne, čia yra prancūzo svajonė, kuri niekada nebus realybė. Tai? Nu, man real. Man fake. Jo, čia yra fake. Į ką reiktų pagrindinį žiūrėti? Nu, žiūrėkit, numeriai, jeigu arčiau pažiūrėti.
Mūsų nerodo. Tai ten kažkokie hieroglifai. Toliau, kiek daug tų mašinų, jos priparkuotos, bet šviesos pas jos Ai, jo. Akumai out. Prancūzai turi. O dieve, rimtai, čia tai toks. Čia va, šitą reikėjo, jo. Aha. Na, bet nieko, tokie kaip mes paskui Gerai, čigonam ir toliau. atiduoda pinigus. Čia definitely fake. Per daug visi čia šypsos, gražus, per daug vienodi. Per daug gražus indai. Du broliai, dviniai, dvi sesės, dvynės ir... Ir pas visus labai vienodas šypsenas, kaip pas moteris per stipriai kasytės surištas būtų. O gal ką tik implantų susidėjo? Nu, grįžo iš Turkijos. Ne? Tikrai? Net moters tas, nežinau, čia suknelė, nesuknelė, šalis, nešalis užmestas toks Tai čia gal... krenta nenatūraliai ant jos, tai ir joks vyras neužsidės tokių marškinių kaip tas per vidurį. Fake. Nu, fake. Fake. Kas čia dabar? Žinau, kaip iš vienas namuose. Real. Real atrodo kaip amerikietiška svajonė ir, ką žinau, namas kaip namas, žolė kaip žolė, medžiai kaip medžiai. Langai vietose. Jo, bet iš tikrųjų šitą nuotrauką yra fake. Jeigu iš arčiau pažiūrėtumėte tą kaminą dešiniai pusiai, nu tai matas, kad neplytos. Gal džimšūtas ar apšanų čia Na, stalį. lygiai arba kreiva ranks lipdė. Nu, Nu, gal ir lipdė kreivo rankis. Okay. Toliau. O. Čia gal dorė. čia gali ne? būti ir taip, ir ne, nes gyvūnus su tokius tikrai jie jūs padaro. Nežinau, sakau fake, nes man trūksta garbanų Vilnai ir auskarų ausyse. Tų Man geltonų. atrodo, kad jie ką tik kažkas iššukavo, tai bandau spėti, kad real, bet real dėl to, kad tik tai keliai purvini. Gerai, šitą nuotrauką yra iš tikrųjų tikra. Real? Ei, Taip. tu, geras. Nu, okay, geras. Toliau grįžtame į Prancūziją. Čia viena iš tų vietų, kur galiu prisiekti, kad buvau toj pat vietoj, bet to pačiu atrodo fake, tai aš sakau fake. Aš irgi sakau fake, per daug. Saulė jau labai tobulai čia atrodo ir... Ar čia Ne. būna, pavyzdžiui, nu, kad tik tiek žmonių ten toj vietoj te būtų, kad jau čia, žinai, tą tokią nuotrauką. Bet apskritai tas Eifelio bokštas, tu ten ateini, ten, jeigu grinai nori, tai kažkaip net netaip atrodo ten. Stovi ilgiausios eilėse, ten toks aptvertas dabar ten tas visas įėjimas, nežinau, man tai čia Fake. fake. Real. Gerai. Ką? Kodėl? Anksti ryte gal filmuota, nufotografuota? Nu, aš tą vietą Saulė. visai kitaip prisimenu, bet... Nu gerai. Fake. Ką aš žinau? Fake. Kažkokie per žali, per ten kampuoti tie medžiai. Vanduo Kaip kažkoks. sakai, per žali. Dūmai. Aš esu tokios... Kažkokie, nežinau. Esu tokios vėjos grupiai, kur žmonės augina vėjas. Ir būna nufotkina Vėjos prieš. grupiai. Taip. Tipo, literaliai. Jo. Grupių. Ir būna žmonės nufotkina prieš ir po. Ačiū. Tai būna, kai nufotkina prieš, ten niūri, lieva vėja. Ir kai nufotkina po, tai netgi jų tvora žalesnė, žinai, būna. Tai tiesiog būna tas spalvos exposure'as užkeltas, kad žaliau atrodytų, kad pasigirt, kad žmonės... Tai čia irgi gal Vėjos užkelta. Visiems ties 33 gyvenimo metais išsikėlusime užmesti išduoda Vėjos grupės prisijungimas. į Vėjos grupę. Tu nebesi jaunas kitą, į Vėjos grupę prisijungi. Blema. Nu gerai, aš sakysiu fake. Tu sakai real? Fake? Ne, aš sakau fake, nes pažiūrėk, vanduo kaip Vanduo dūmai krenta kažkokie, kažkaip labai jau toks kaip Vilna atrodo. nu. Kaip vėl. Jo, fake. Šitą nuotrauką fake. Yeah. Toliau. Moteris urve. Moteris urve. Real. Moteris urve visada real. Fake. Žiūrėk, ten vamzdis kažkoks yra. O kas yra, kodėl negali būti vamzdžio? Ką? Kolona. Gal atsinešė vamzdį, gal... Koloną pastatyti. Neaišku, vamzdis, ne vamzdis. Real. Fake. Fake. Yeah.
Šitą dar gal fake. Nu, gerai. Stovinai čia kažkokia Jo, bet vanduo labai pasirėmus. tikroviškai padarytas. Ne? Nu, visai. O ką? Ne? Man tai normaliai. Važiuojam. visai. O, čia jau bus real. Čia jau žiūrėk, nebe Vilna krenta. Čia nebe jau- Vilna krenta, bet toks, nu, real, sakykime. Real. Real. Yeah. Bet taip iškart matos, labai toks Aha. mini detalės, tokios Taip. labai. Nu, kas yra taip keliavę ten? Ar skalbimo mašinos Aha, dangtė? klozeto dangtis, skalbimo mašinos arba to skalbiklio rankena. Kiek tokių yra prikurta? Fake. Fake, nes kažkoks. Ką aš žinau, Nesąmonė. saulė per kažkaip. Debesis kažkokie per daug irgi simetriškai, čia viskas per daug gerai. Fake. Fake, ne? Fake netikra. Nu gerai. Toliau. Čia man real. Kalnai labai realistiškai atrodo. Fake, aš nežinau, kas yra Air Europa. Ai, tu ten dar skaitai, nieko nematau. Nu, nežinau, pirmas tik Real. gyvenime matau Air Europą. Žiūrėk, kad tu pirmą kartą matai, nereiškia, kad nėra. Real. Greičiausiai. Nu tai va, būtent, kad įskaitai, todėl yra real. Real. O taip. Tekstas nėra kažkoks tai sumaltas. Bet Air Europa greičiausiai yra Šrilankos oro linijos, ne? Galimai. Toliau. Čia yra Real. Vegan is my life Instagramo accounto staginta foto ir sakyčiau, kad real, nes kur tu labiau rasi, visai netyčia profilius stovi moteris, žinai, ir, žiūrėkiau, porą įsidėjusi į daugkartinį maišelį, Taip. jau nešis namo ir jau dabar greifrutą apipurkštą chemikalais uostą. Ne, kokiais chemikalais čia turbūt yra labai... Jo, tikrai. Vietoje augintas real. Bulgarijos turgui iš Maroko atvežtas. Tai Real. real. Vegan is my Toliau. life. O, Vėl Raman Store. Nu čia žiauriai, aiškiai matas. Kas tu aiškiai matos? Tai jeigu tau pasakysiu, tu žinosi, spėk pirmą. Tai ką tu sakysi? Tai Ai, tai man pirmai tu bus. 3-2-1. 3-2-1. Real. Fake. Nu pažiūrėk, kokias raidės Kur? po Raman Store, kas toliau eina. Ten... Nu ką, aš žinau, aš nekalbu jų kalbą. Čia niekas tokia kalba nekalba. Ar tu čia viso pasaulio poliglotas esi ir Tai žinai kad visas čia- kalbas? Gal čia yra parašyta aš? Čia kažkas tarp hieroglifų ir lotynų kalbos, Ne, tai bet aš spėčiau ten nematau, neegzistuoja. kas parašyta Ne, į dar. tos simbolius mėlynus pažiūrėk. Ai, okei. Nu gerai. Tai Ir- reiškia, čia fejkas. Ir žinai, kur dar geras, parduotuvė vadinasi Raman Store, o logotipas yra Ran. Ran. Nu. Jo, čia yra fake, manau, akivaizdu. Kur akivaizdu, matai, ne visiems akivaizdu. Va čia tai neakivaizdu. Čia važiuoja kiaušinė trinys iškyla iš už kalną. Nu gerai, bet čia tau ne į patį paveikslą, kas Bet ten labai atvaizduota, bet išgaubtas vaizdas ir matau, žinai, kas sienų į viršų yra sujungimas. Nu, kas, sakykime, gerai, tegul būna... Tai nesungimas, ten ant siūlo pakabinta. Ar čia siūlas? Man tai Ne, man fake. čia sienos sujungimas. Real. Fejkas. Fake. Nu, pasižiūrėk, kaip išsilenkęs. Nu, tai gal su Dankratu Kaip fotografuoti. skarbonkė. Čia kažkokia. O, kas čia? Toliau. Paveikslas. Paveikslas, tikras ar netikras? Fake. O kodėl? Real. Kas jam blogai? Todėl, kad čia ne foto ir čia yra... Kas, nu, negali būti nupieštas toks paveikslas. Nu, matytųsi, Ne, jeigu, ne jeigu foto. būtų fotografuotas paveikslas, jis kitaip matytųsi. Ne, čia yra fake. Fake. Kodėl? Nes taip... Nu, Taip nebesvaika. Nu, ta prasme, dabar sakai, kad čia... Bet aš vien dėl to, kad, nu, paveiksliukas neatrodo kaip fotografuotas paveikslas. Nu, tai gerai, kad ten nebuvo prieš tai to rėmelio nufotografuoto. Jo, šitą man būtų įdėjusi tą remelį, sakyčiau, Ir jų. normaliai. Rėmelio trūksta. Remelį Dar trūksta. ir rėmelio Nu, rimtai, pažiūrėk, nu, atrodo kaip Na normalus. gerai, neįtikinat. Nu. Kitas paveikslas. Žiūrėk. Čia tai Šitas- tikrai bus fejkas. Šitas yra tikrai real, aš sakau, kaip Nu, ta žmogus prasme.
Aš kaip žmogus aplankęs visus Europos muziejus per pastilis 2 metus, galiu drąsiai pasakyti, kad ten aš tų mirštančių gulbių prisižiūrėjau visam gyvenimui. Taip, noriu pasakyti, kad šitas jaunuolis plikom rankom laiko 3 kalavijus už ašmenų paėmęs, jam niekur nevarva kraujas ir čia yra viskas normalu ir čia nėra fejkas. Todėl jis yra herojus, nes jis stovi paveikslo vidury, laiko 3 kartus ir jam nieko nuo to nebus, o mirštančios gulbės paveikslo pakrašty rodo skausmą visą kitą, taip kad čia turi būti real ir dar kaip real. Fake. Real. Va, taip, va, klausykit tapybos ekspertą. Gerai, čia reali foto iš Kubos turbūt. Man fake. Man real visai įsivaizduočiau. Sena mašina. Siena, tepliota, nelygiai. Socialistiniai. Ai, nu, žiūrėk. Bet kurioje ispanakalbiai valstybėje tokį namą rasi ir prašau. Bet man vis tiek fake. Fake. Nes pažiūrėk, kokių ten nesąmonė prirašyta yra. Tu buvai kur nors, kur ispaniškai kalba? Pasijėjo, kokių dažų ant kiemo rado tada ir... Ką norėjo, tą parašė? Ką čia turiu? Čia geras. Tai aš su žemės panašiai Traktoriukas. bendrą turiu kiek su raketų mokslu, tai biški sunkiai. Nu gerai, bet žiūrėk. Kažką iš čia daro, ne? Žinai, Kažką iš Gerai. čia daro. Fake, nes... Aš sakau irgi fake. Žinai, dėl ko? Nėra priežasties ant to lauko čia važinėti Nu, dabar. tiesiog čia taip žalia ir gražu, kad jisai čia kažką daro. Ir kažkodėl man biški per daug ratų atrodo. Ratų per daug. Tas padargas, kur prikabintas gale, jis tikrai ten kas pusmetrį turi po ratą turėti. Nežinau, bet fake atrodo to, kad čia ir to žemės kažkas čia auga, neaišku, kaip ir pusiau Neaišku, auga. kas yra. Salotas. Kas čia? Ir, žinai, Fake'as ar real? Čia yra fake'as. Aha. Nu, nes Gerai, traktorius spėjom. važiuoja, traktoriui turėtų bent žmogus būti. Nebūtinai, čia žiūrėk. Nebent autopilotas. jis stovi. Bet gal jis stovi. Bet dulkės žiūrėk, kyla, rimtai. ne? Dulkės kyla, tai Bet dulkės kyla. Tai purškė ten kažką. gal. Dulkės. Nuo ko dulkės ant žalės Chemtrailas. važiuojant šiaip tiesiog? Nuo ko dulkės ant žalės Arba važiuojant? dūmai. Dūmai rūksta. Susirinkimas. Paveiksliukas vadinasi, kas gaidys. Aš sakau, kad čia fejkas, nes čia per daug gaidžių vienoje vietoje. Per daug simetriškai visi susisukė į... Žiūrėk, šitie 2 gaidžiai bando aiškinti santykius. Tai noriu pasakyti, kad šitie 2 gaidžiai ir tie kiti gaidžiai neįtų čia aiškinti santykių irgi tai pastovėtų ir žiūrėtų. Čia, žiūrėk, čia nėra centro partijos, čia yra arba kairieji, arba dešinieji. O ten visa iš tikrųjų. Ne, per daug gaidžių vienoje vietoje. Fake. Per daug gaidžių. Fake. Jo, ir šiaip tvorą pažiūrėtumėte, ten irgi tokia, nu... Ai, tvora, O ką jau čia, tvora? žinai, čia, nežinau. Nu, jau labai pasistengti šakų tokių brinkų Dzen. reiktų, kad... Normali kaimo tvora. Nu, Nu ir paskutinė. hello. Koks gražus dantis. Arba kurio nėra, ne? Nu gerai. Fake. Už gražų dantį žmogui duosiu real. Aš duosiu fake už tas dešrelės pirštus. Dešrelės pirštus, kurie atrodo kažkaip persikreipia. Gal jisai iš lentpivės irgi yra. Gal operacija kokia buvo. Taip. Kišo į kokį dantratį. Fake. Na, aš duosiu real, jis gražų dantį turi vieną. Ir fake. Fake. Nu, Kodėl? bet- Nes susisukė pirštai, ne, ten buvo. Taip. Jo, turbūt iš piršto atrodo, kaip galėtų filmė Jo, svetimas dabar- vaidinti, bet... Sakiau, Nu ką? pradžioj pasakysiu apie tas nuotraukas. Žinokit, tikrų nuotraukų dabar yra žymiai sunkiau atrasti jau negu AI'aus. Nes, supranti, tu nueini kažkokį puslapį, kažkokią galeriją, yra vienas neblogas puslapis, nuėjau, eini į nuotrauką ir ten būna parašta tokia nuotrauka, koks buvo duotas promptas ir su kokiu modeliu padaryta. Nu, tu 100% žinai, va čia bus AI'us. Dabar tu šiaip atsidarai Google, subėdi kažkokią nuotrauką, tu ją įeini. Iš kur tu žinai, kas tai? Nežinai, ne? Tu nežinai. Nėra prašau, kad šitą nuotrauką tikrai tikra. Turi, kaip sakant, nu, pažiūrėti. Yra įrankiai. Aišku, kažkiek nemokami, kaip ir visi po to mokami. Tu tą nuotrauką įmeti į tą įrankį, jisai praskanuoja ją ir jis tiesiog patikrina.
Jisai tikras, netikras. Žiūrėk. Jisai netgi pasako, su kurio modeliu būna padaryta. Tikras ar netikras? Aš su vaikais dirbu. Bet tu su nesu vaikais dirbi, siuntėjai pinigus vakar. Žiūrėk, mes neturim teisės juoktis, tu paštu siuntėjai pinigus, aš su čigonais. Jo, bet dabar ir keliant jau į platformas turinį turi žymėti, kur yra su jajum padaryta, tai ir YouTube'as nori žinoti, Facebook'as, kiek žinau, tikrina ir Facebook'as neturi, man to prots, kažkokių draudimų dėl to, bet kažkur skaičiau, kad 70% nuotraukų įkeliamų į Facebooką dabar yra apdorotas dirbtinio Ir intelekto. būna kartais prie kai kurių nuotraukų parašyta, kad AI generated content, tai, bet ne prie visų. Tai Nežinau, ar jau įsigaliojo, ar tik tai bus, bet bent jau Europoje tikrai bus reikalavimas žymėti turinį. Ir, aišku, kiek tai veiks, žiūrėsim, bet negalėsi, žinai, sakyti. Žinai, kur visos Lietuvos babos susirenka į profilius, kur koks nors sugeneruotas būna su jajam vaikas, kur šiandien mano gimtadienis tortas. Sveikinimai. Ir sveikinimai gražutė ir ten visas bobos su gėlėm profiliuose susirenka. Oh my god. Arba, bet tai čia vienas iš skeminimo būdų irgi yra, kai prašo paaukoti pinigų sergančiam, pavyzdžiui, vaikui ar kažkam ir žmonės aukoja, ir gaili, ir siunčia ten, žinai, pinigus ir, tiesiog tai vienas irgi iš tų. Ir daugumai pais. Sakau, aš tas nuotraukas ieškau. Aš specialiai parinkau tokias, kad įmanoma atskirti būtų. Jeigu aš būčiau norėjęs jums padaryti tokias nuotraukas, kad visas nuotraukas galėjo, visas būtų AI generuotos, jūs pusė, jūs tiek galvotų, kad tikras. Atskirti, neina. Jeigu, kaip sakant, bandai generuoti, iš pirmo karto jo neis. Bet tu padaryk tų nuotraukų 100 arba atsidaryk galeriją ir pasim, kaip sakant, tas geriausias. Viskas, be šansų. Tai aš panašiai darbę dariau į vienam žaidimą, tokį irgi darėm su kolegom, žinai, ir paėmiau tiesiog visas jaus generuotas, visas iki vienos generuotas nuotraukas ir atspėkit, čia generuoti ar ne? Oi, kiek daug spėja, kad ne, žiūrėk, čia normaliai. Tai nyksta ta riba ir labai labai sunku atpažinti, bet ieškokit 6 arba 4 pirštų, ieškokit per daug gaidžių nuotraukai. Kritiškai žiūrėkit ir... Arba per didelio tobulumo. Jo, ir rasit. Good, okay. Ačiū Mariau, labai smagu. Pakartosim. Gerai, keliautojai, mėlėjai, ar esat tas... Keliavę, taip. O aeruoste, Mariau, esi tas, kur taip su galva daro ir nežino, į kokį skrydį eina, ar tas, kuris išsitraukia bloknotą, kuriame 2 savaitės į priekį valandos tikslumus įdėliota. Taip, pas mane, aš su draugais, kai irgi važiuojam, aš esu tas, kuris ten, ypač rytais būna, aš neplanuoju, kad prieš kelionę daugmaž būnu sudėlęs, gerai, per visą kelionę reiktų čia apsilankyti, bet nėra, kad tą dieną būtinai čia, kitą dieną būtinai čia, šitą dieną. Aš tiesiog, atsikeliu ryte, anksčiau už kitus, nes nesimiega, nes excited, atsidarau telefoną ir pažiūriu, kur šiandien važiuosim. Davai susidėti taškus, daugmaž pasiplanuoju. O kaip planuoji, pavyzdžiui, nežinau, naudojasi kažkokiu tai ar appsu, ar patarimais, ar ieškai atsiliepimų kažkokiu, koks tas planavimas yra, ar tiesiog, nežinau, lengvuoju, sunkiuoju keliu, kaip darai? Pagal geocachingą žiūri dar gal. Taip, kartais ir pagal geocachingą žiūriu, bet dažniausiai, kaip, tu atvažiavęs, jeigu ten 3 savaitės būsi toj vietoj, tada jau ten gali min-maxint, kaip sakant. Bet šiaip, atvažiuoji, yra pagrindinės lankytinos vietos, tai aišku, tu jas ir važiuosi. Marius tada ieško visų nepagrindinių. Tai va yra tam įrankį, iš tikrųjų, šiais laikais labai nustebau, kai kolegė parodė, aišku, tą gali daryti ir su eiliniu ChatGPT, bet labai struktūrizuotai, gražiai, už tave kelionę suplanuoja, toks yra Genspark AI. Ir padaryk man kelionę į Londoną, šeimai su 2 vaikais, 5 dienų, nenorim pagrindinių atrakcijų, norim nišinių, norim pigių, mūsų biudžetas toks, sudėliok valandos tikslumu, atskrendu iš ryto tada ir puikiai tau sudėlioja struktūrizuotą planą. Iki 10 minučių užtrunka, daro tuo deep research pagrindu, jis ieško labai giliai,
gali pastikslinti kažko, tavęs paklausti ir kuo tu jam daugiau konteksto paduosi, to geresnio. Papasako, ką mėgsti, ko nemėgsti. Žinai, jeigu nemėgsti, nežinau, hobby horsingo ir tave už 5 eurus nusiūs pažiūrėti, kaip išprotėjo žmonės su arklių klynė šokinėje. Norėtum pažiūrėti, aš norėčiau pažiūrėti. Bet reikia tam modeliui pasakyti, ką tu norėtum pažiūrėti ir ko nenorėtum ir palėtai suras. Ir padarė labai gražų planą, gali valandų tikslumų sudėlioti, sakau, ir pats apie daug dalykų, kur nepagalvoji, tau struktūrą pasiūlo. Jeigu, sakau, nuvažiavęs į Londoną, galvoji, kad per pusvalandį kažkur tu nuvažiuosi, tai ne, niekur tu nenuvažiuosi, tu ten iki stotelės geriausiu atveju nueisi metro per tiek laiko. Ir toks kaip šabloninis kelionės asistentas labai puikiai sudėlioja tą pradinį tokį šabloną, aš sakyčiau, kokie 80-90% kelionės už tave gali sudėlioti. Fainai. Paskui tik pačia mažiau researchų reikia daryti, nes Marius, jeigu tą darai, aš irgi tas pats šeimoje esu, kur tenka ta garbė, tai labai daug užtrunka. Viską išsiaiškinti, kur tu ką nori pamatyti, kur ten verta, kur neverta, gerai, blogai ir tu žiūri, kad tu tam čiut ne savaitę jau skyriai ir daug labai laiko. Tai tam tokia neįpareigojančiam pirmam šablonui susidėlioti labai puikiai. Geras, fainai, geras įrankis, kaip Aš tik labai atostogų panašų metas įrankį irgi, nebūtent šitą, bet panašų tiesiog for fun. Irgi pasibandžiau, padariau, kad noriu ten keliauti Madeirą, pažiūrėti Ronaldo statulą, noriu pahaikinti, noriu kokį ten krioklį pamatyti. Nu ir davai jisai man sudėliojo, viskas gerai, jis net kainą parašė. Tai kažkoks tas įrankis, mokamas. Koks įrankis? Travel AI, ar kažkaip taip vadinasi, ten tiksliai pasakysiu, bet Sudėsim nuorodas. Jie visi daugmaž tą patį daro. Bet, pažiūrėjau, šitas, kur tu rodys, įmokamas ar ne? Visi jie iki tam tikro lygio nemokami, bet man atrodo, pirmas 2 dienas ar kažką tokio tau leidžia, ale. Žiūrėk, jeigu tau nemokamai, reikia o po to jau- susiplanuoti, aš manau, kad jau tu važiuodamas į kelionę, skiri biudžetą Taip, kelionė, tai jau jeigu tau gali per žmogų paskirti. 2000 kainuoja, tai tau tai papildomi 5 eurai už tai, kad tau suplanuotų, man Tai jau atrodo, gali paskirti, ne? nemokamasūrė, žinai, kur yra. O šiaip gal kažkokių dar hekų planuojantis, perkant bilietus, nežinau, viešbučius užsisakant turit. Ai, viešbučius. Nu, nežinau, va, tiesiog, kur Viešbutį pigiau, kaip girdėjau, lengviau. Kur žmonės užsakinėja, daro tokie heką, kad jeigu užsakinėjai per bookingą, tai eina per Vizero svetainę kažkaip ir tenai renkasi tą patį viešbutį ir už tą patį užsisakai, tik tai gauni Vizero taškų, kurios iškeiti į skrydžių bilietus. Geras. Tai toks, tokį naudoja, tikrai. O jeigu VPN, pavyzdžiui, naudoji ir, nežinau, savo lokaciją pakeiti, gali gauti pigesnių Taip. bilietų. Tikrai taip. Šitą pavyzdį gyvai esu matęs. Buvo be VPN, su draugais pirkom bilietus. Aš prisijungęs prie savo namų interneto prie kompo, draugai prie mobilių domenų prisijungęs su savo telefonais, jiem einam į tą patį skrydį, aš 2 bilietus, jie 2 bilietus. Ant kiekvieno bilieto pas juos 10 eurų pigiau kainavo. Prašau. Tai per 2 bilietus 20 eurų pigiau. Ir tiesiog diskriminacija kažkokia. Nu. Nu, taip, va. Nu, Tai gerai. va, iš kitos šalies, jeigu irgi VPN pasijungtum, būna tie kainų skirtumai irgi. Gal ir pačių skrydžių kažkokiu būna. Nu ir gidą vietoj visada paieškokit, yra toks Get Your Guide, vietą nuvažiuojat. Appsas, kur labai stebina, kad bet kuriam didesnė mieste tu atvažiuosi, tada, kad tau užsinorėjai, griuvo planai, vat, noriu dabar su gidu kažkur pasėti. Bet kuriam didesnė mieste, kiek buvau, bandžiau ieškoti, tu lietuvių kalba gausi gidą sekančiai dienai, ar net tai pačiai dienai, už visai prieinamą kainą ir nereikia tu ten kažkur kažko labai stebuklingai ieškoti, viskas viename appse. Kalba, trukmė, vietos, sumos, atsifiltruok ir naudokis. Rinkis. Jo, naudojau aš ne kartą ir į haikinimą jam, į vyno degustacijas jam, tik, pavyzdžiui, ko nespėjom, norėjom pasivažinėti 4-ačiais. Tai aišku, mes ten 3 dieną būnant, iš savaitės laikotarpis, įeinam į tą appsą, ir žinom, kad viskas jau rezervuota, netgi buvo žiauriai populiarus. Bet tikrai per jį lengviau susirasti kažkokias tai pramogas papildomas, negu kad bandyti išgooglinti ar dar kažką. Tu tiesiog nerasi. Okay. Nu ir iš kitos pusės, tu žinai, sėdi kelioniai ir tada vėl researchą darai, kol kažkas taip su galvelė, žinai, o tu sėdi pusę dienos gido ieškai. Tai arba yra apps ir greit pasiekiamas, arba tada iš vis nereikia. Atsidarai apps ir kaip barborai, žinai, scrollini ir ką nori.
darbą tą. Tai va taip, Gerai. mėginkit, bandykit ir pasidalinkit, gal kas turit kokių geresnių tipsų, visai įdomu. Ar tie vasarą noris patostagauti, kuo pigiau, kuo efektyviau, tuo geriau. Good. Nu, fact of the day, grįžta. Žinojot, kad lygiai taip pat, kaip jūsų piršto antspaudas yra unikalus, lygiai taip pat ir jūsų liežuvio antspaudas yra unikalus. What? Teoriškai galėtumėt savo telefonų sutrakinėti su liežuviu. Laukiu pirmojo laižomo telefono. Laižomo telefono. Fuck. Gerai, tai tik pirštans, o dar kas nors, ar tik tai liežuvis ir... Kojnikščiai irgi. Su koja. Kad kojnikščiai jau dabar Tiesiog įmanoma su kojnikščiais žmonės. trakinėti telefonus. What the fuck? Neturi ką veikti, pasibandyk. Na, čia. Samsungas, man atrodo, specialiai yra padaręs ne fingero toe print, taip ir vadinasi. Viskas, šį vakarą Tiesiog. žinau, ką veiks. Gerai, ačiū visiems. Iki.